Labas. Jėzus kartą pasakė Jono 7:24, tad neteiskite pagal išorę, bet teiskite teisingai. Kaip dažnai mes teisime kitus tik pagal tai, ką matome. Matome žmogaus išvaizdą, jo veiksmus ir iš karto susidarome nuomonę. Bet Dievas žiūri giliau. 1 Samuelio 16:7 mums primena: nežiūrėk į jo išvaizdą, nei jo ūgį, nes aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį. Tai reiškia, kad teisingas vertinimas turi remtis Dievo žodžiu ir jo tiesa. Tai ragina mus sustoti prieš teisiant ir paklausti savęs: ar matau visą vaizdą? Ar mano sprendimas paremtas meile? Ar jis atitinka Dievo žodį? Mato 7:5 sako: veidmainy, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Tai ne kvietimas neteisti visai, bet kvietimas teisti teisingai, iš švarios ir atgailaujančios širdies. Praktinis žingsnis. Šiandien prieš komentuodamas ar kritikuodamas kitą, skirk akimirką maldai. Paprašyk Viešpaties: Dieve, parodyk man, kaip tu matai šitą žmogų. Tai pakeis ne tik mūsų žodžius, bet ir mūsų santykius. Jei ši žinia kalba tavo širdžiai, pasidalink ją su savo draugu ir sek šį kanalą, kad nepraleistum daugiau įkvepiančių minčių iš